Nuo karo pradžios Iranas eksportavo 16 milijonų barelių per tą sąsiaurį. 90 laivų praplaukė, didžioji dalis su Kinija susijusi ir taip toliau. Tai iš esmės, sako, sąsiauris nėra uždarytas, sąsiauris priklauso Iranui ir jiegi dabar jau šnekėjo čia, pradėsim gal muitus imti, kas norės. Tie, kas šnekėjosi su Taip. Iranu tiesiogiai, tie praplaukė ir plaukė. Va čia toks, žinai, dalykėlis Kitas, vyksta. Ne, kitas ir dabar dalykas, Iranas, dabar, atsiprašau, Viktorai, nu, Iranas tiesiog, va, sak, kaip sakai, Robertai, muitus įves, kažkokius mokesčius įves, rinkliavas, įves kokius, kaip Trumpas, žinai, čia visiems dalina po 50, po 180 tūkstančių muito mokesčius įvedu, žinai. Tai Iranas irgi pasakys, va, susimoka tiek ir tiek eurų ar pinigo ir plaukit, o bus muitai nustatyti tokie, kad niekas sakys, nu, neapsimoka plaukti, tai sakys, va, ir viskas. Atsiprašau, Viktorai, tai. jo, ne vien muitai, taigi dabar, vat ir dabar prieš pat laidą irgi mačiau, praplaukė pilnas tankeris į Indiją, kuris susimokėjo ne ko kitų, o būtent juaniais. Iranas yra pasakęs, praleis tuos laivus, kurie mokės už naftą juaniais. Ir čia yra labai stiprus smūgis kam? Petrodoleriui. O petrodolaris kaip atsirado, tai kai buvo 71... Ne taip kirčiuoja Petro doleris, ne Petro. Petro Gražulio doleris. Petro doleris, kaip čia kirčiuoja Petro doleris. Tai va, kai 71 metais buvo panaikintas aukso standartas, reikėjo kažkaip tą suvaldyti dolerio populiarumą, kad jis vis tik išliktų rezervinė valiuta pasaulyje. Tai buvo su tais pačiais Saudo Arabijos šeichais sudarytas toksai kaip ir sanderis, kad jie kaip didžiausi tuo metu naftos eksportuotojai pasaulyje imtų už naftą tik doleriais. Tai vat ir kilo tas pavadinimas petrodoleris, už tai pažadėjo Amerika Saudo Arabijai apsaugą. Būtent nuo Irano ir aplinkinių tenai kaimynų. Po to, aišku, prisijungė prie šito sandorio ir Jungtiniai Arabų Emiratai, ir Kataras, ir Kuveitas, Bahreinas. Ir dabar kas vyksta? Tai čia grinai toksai Iranas sako, aha, pradėjot su mumis, gerai, einam iki galo, nebebus jokių darybų, padarysim taip, kad daugiau nebenorėtume pulti. Tai čia yra didžiulis golas būtent petrodoleriui. Kai pradedama sakyti, kad praplauks tik tie, kurie moka juaniais. Bet kalbos ėjo kalba šitie kitą pusę, kad Trumpas Rusiją grąžina prie dolerio, Rusijos prekybą naftą prie dolerio, kalbina, panaikina sankcijas ir taip toliau. Tai čia vienoj pusėje vienas įvyksta, kitoj pusėje kitas dalykas, tą ir sakom, kovoja Kinija su JAV, ne JAV su Kinija iš esmės. Ne vieno, tai nereikia iš tikro nuvertinti tos pačios Rusijos. Ir vėl aš iš toli per istoriją. Tai, pavyzdžiui, ta pati Persija, tai buvo kovų laukas nuo senų laikų tarp Britų imperijos ir carinės Rusijos imperijos. Tai pietinė Persija XIX amžiuje užvaldė Britai, kad galėtų praeiti į Indiją, o carinė Rusijos imperija plėtėsi į pietus ir po biškį užiminėjo šiaurinę Persiją. Tie patys buvo Rusijos-Persijos karai, kurių metu tai buvo prieš Napoleono karus ir po kurių, tarp kitko, Rusijos imperijos sudėje atsirado tokios valstybės kaip Gruzija, Armenija ir Azerbaidžanas, kurie anksčiau buvo Persijos teritorijos. Netgi, jeigu tai paėmus, yra terminas dar XIX amžiuje įvestas, būtent kova tarp Rusijos imperijos ir Britų imperijos, tai netgi vadinosi labai paprastai didysis žaidimas, Great Game, galite įsivesti, pasižiūrėti, yra visur, Wikipedijos ir visur. Taip kad Persija visais laikais buvo labai svarbus, pažiūrėkit, net žemėlapį, atrodo, kad granai vidurys Eurazijos ir aplink ją ir sukasi daugybė dalykų. Tai niekas nėra taip paprastai, kaip atrodo. Tai kam priklauso Gruzija tada?
Dabar Gruzija yra, kaip ir Lietuva, maža Sakartvelas. valstybytė. Nu, Ne, tai jeigu jau Rusija paėmė iš Persijos, atėmė Gruziją, Armeniją, sakai, Azerbaidžaną, tai kodėl niekas nekelia klausimą, kam priklauso? Migracijos Kieno Gruzija, departamentas tipo? neuždavinėja klausimų. Mačiau Gerai. vyrai, ką tik Feksetas, karo ministras, ar kaip jį vadinti, pasakė juoką tokį, kad mes, sako, pasidalinom su Iranu vandenyną per pusę, mes jiems duodam apatinę dalį. Pajuokavo. Bet O ką jis turėjo menyje apatinę dalį? kad laivus skandina, aš nežinau, kur čia ta tokia... Nu taip, tipo dugną. Tai davė dugną. gerai. Tegul ardosi, jie paskui, kaip pasakyti, galės žliumti. Tai va, Ir Alvi, dar papasakok. Heksatas, Galima, noriu pabaigti mintį, Roberto, apie Gerai. giminystės ryšius į vyresnį brolį ir jaunesnį brolį. Aha. Tai tas jaunesnysis brolis turi pusbrolį vardu Jeffris Epsteinas, kuris turi labai svarbios informacijos. Ir man atrodo, čia kaip tik prasidėjo tas viešinimas nuo to šeštadalio link pusės tų visų failų, kad ir gerokai užtušuotų. Ir staiga kažkaip netikėtai tada prisireikė tos karinės intervencijos. Mano nuojauta kužda, kad ten Donce gali būti tikrai labai svariai paminėtos. Irgi sunkiai dabar atskirti gali, ar ten tos nuotraukos feikinės, neteikinės to mergaitė mažom. Bet visko gali būti, nes jau toks kažkoks neadekvatumas šito klausimu, kad net kai dar buvo, kaip sakyt, Bidenas kolektyvinis, ten faktas, kad jisai buvo ten kažkieno tai valdomas, dar kažkokia mikro pusiausvyra pasaulyje buvo, dar tokių dalykų dėtis negalėjo. Jau koks tas Maduro, ar jau koks tas Ajatola, bet kad tai imti ir subombinti iš vis, be jokių provokacijų, be nieko, visiškai suverenę kitą valstybę. Tai aš žinau, čia jau reikia būti Šimonytės rinkėjų ten, kad ten kažkaip manyt, kad tai yra pateisinimas. Nes jiem pasakysi, kad tiekia dronams ten kažkokias tai detalės. O turbūt žinot, kas daugiausiai tiekia detalių dronams, kokia valstybė. Nežinau, tikrai nežinau, be bairio, kaip tu sakai. Ta valstybė yra Taivanas. Ir apie jį kažkaip dabar neina kalba, čia apie tai kalbėti negalima. Nes iki tiek pas mus yra selektyvi ir dozuota informacija, kad žmonės jie kaip durniukai atrodo, jie ten ginčiasi dėl tokių dalykų, kur ten tiesiog, aš jau net praradau viltį, aš net nesistengiuosi nedalyvauti, ten tokios kvailystės yra, kad ten visiškai tu žmogaus neperlauši, nes jis yra fanatikas. Būtent jis suformavo tokią informacijos pateikimo formą. Bet man atrodo, kad tas kartu su tuo Epsteino visom tom bylom staiga labai pasikeitė Trumpas ir, kaip sakė Robertas, iš tikrųjų šiandienis jo interviu buvo apie Kubą, jis labai prastai atrodė, labai prastai žmogus atrodė. Kaip sakė Alvis, Trumpas sakė nuojautą, ta nuojauta turi vardą, vardas yra Bibi. Neaišku žmogus, ar, žinot, jo to lėktuvo sekimas, kaip parodė, jisai ten, taip, jau, reiškia, rezidencijai vyko sprogimas ir tas staiga nuvyko tas paramedikų, tas renimobilis, reiškia, iš rezidencijos į oro uostą, pakilo jo lėktuvas, pirmieji nepriėmė graikai, po to nepriėmė Balkanai, priėmė vokiečiai ir tas lėktuvas lygtai iki dabar tebestovi Berlyne. Ir paskui nuo jo, reiškia, kitas paramediko automobilis, renimobilis, staigiai važiavo į ligoninę ir koks likimas. Taip, neaišku, jeigu važinėjo renimobiliai, tai jeigu nebūtų žmogus gyvas, tai važinėtų klepsidra, juodi Mercedesai prabangus. Bet, gal čia įvairių tokių minčių. Čia. Bet įdomiausia, man tai neįdomiausia, bet įdomus momentas yra tai, kad apie tai, kad nesimato viešumoje Netanjahu, tai kažkaip tas klausimas nėra čia žiniasklaida mūsų labai taip tiražuojamas, minimas, o kad jis nematomas viešoje erdvėje, nedalyvauja susitikimuose, ten tos aukščiausios karinės vadovybės susitikimai, vėl ten was absent, reiškia, nedalyvavo. Tai apie tai kažkodėl nerašoma, bet kad Putinas nebesirodo Kremliuje jau 9 dienas, reiškia, išsigandęs to, kad gali būti nuimtas taip, kaip Irano Khomeini
Tai jau apie tai trimituoja visi iš eilės, įskaitant mano žento, norėjau sakyti, mano gerbiamo Uošvio mėgiamą TV3, reiškia. Vyrai, Ir kiek leiskit- visi patenkinti ten komentuoja, ten visi ten raganėja, Putinas nesirodo 9 dienas, bailys. Vyrai, leiskit pasidalinti vienu trumpu video. Priminė apie kolektyvinį Bideną ir aš atsiminiau, buvo toksai vienas konspiracija. Toj pažiūrėsite, aš pasidalinsiu ekranu, žmonės irgi pamatys, ką liaudis sulygino su kuo Bideną ir kaip tai atrodė, kai sulygino jos. Ar rodo dabar jums galvoje? Rodo, ne robotą. Ne, man tai nerodo. Ai, Va, rodo. dabar. Bet labai trukinėja turbūt. Eisena tokia. Ir dar palauk, čia eina humanoidas, ane vadinamas. Toj šitas video, kai pasibaigs, aš įjungsiu sekantį video liaudis. Čia man tiesiog prisiminiau apie kolektyvinį Bideną. Ir dabar sekantis video. Pažiūrėkite eiseną. Ne, tai čia yra šokis, čia maorių liaudės šokis. Jis Čia bando humanoidų sugundyti liaudės. moterį. Ne, tai čia senesnė humanoido versija. Aš panašiai kaip mano gerbiamas Uošvis, jis ten nuo Palangos link eina per smėlynus. Bet, aš nieko nenoriu sakyti, man eisenas labai Aš panašiai. irgi nieko nenoriu sakyti. Žiūrėkite, atsiminiau prieš laidą, Robertai, tu įdėjai anonsą ir ten AG Gidonas man klausimą uždavė, pastebėjai apie JFK failus, kaip ten baigėsi. Nebepažiūrėjau. Ne, va tai kaip tik į temą, Vytautas paminėjo Epšteino failus, tai ten buvo Trumpas dar prieš JFK. pirmosius prieš 16 metų. Taigi net buvogi pasirašė. Taip, tai 17 metais buvo dalis išleista. Būtent kaip Epšteino failų gabaliuką išmetė, tai ir JFK failų išmetė 17 metais gabalą, bet ten nieko tokio reikšmingo nebuvo. Tada prie Bideno buvo dar dalis išmesta. Bet vis tiek buvo tie pagrindiniai CŽV, FBI ir tų visų slaptų Amerikos tarnybų failai nebuvo išviešinti. Nes, visą laiką, kaip pastebėm, kokie bebūtų, ar tie Wikileaks, visur išmetama, kad žmonėm tik tai galėtų pasiknaisioti šiukšlynę. Visi eina, žiūrėkit, melo ką radau, tas, bet visi pagrindiniai žaidėjai juokiasi ir sako, durneliam biškį numetam kauliukų, tegul džiaugiasi. Ne, bet žinai, kas yra iš tikrųjų labai svarbu tose Jeffrey Epsteino failuose, vis dėlto, taip reziumė paimtas, vis dėlto įvyko unikalus dalykas, tai to vadinamojo elito desakralizacija. Tai yra didžiulis nuopelnas iš tikrųjų, nes žmonės pamatė, kad tie visi, kurie čia mus mokė, moralizavo ir ten engė iš tikrųjų, jeigu imtų tą pseudo pandemiją, tai realiai šmikiai, ten paskutiniai, ten jau kam kalbėto, jiems tai tylėt. Ir panašu, yra ten nuorodos, iš tikrųjų nėra sunku įeiti juos, aišku, ten labai daug pritemdymų yra, bet vis dėlto panašu, kad ten kankinimų ir kanibalizmo būta. Ten nenoriu teikti vienareikšmiškai, bet aš ten tokius, pažiūrėjau pakankamai nemažai, tikrai laiko daug sudėjau ir panašu, kad vis dėlto būta. Ir JFK, taigi jis vienintelis, realiai vienintelis Johnas Kennedys iš tų visų prezidentų, jisai ir buvogi užsiėmęs to deep state, jis vienintelis buvo užsiėmęs, paskui Robertas Kennedys jau... Federalinių rezervų. Taip, būtent, taip, nuo jo pradėjo konkrečiai, tai buvo įsakymas, bet realiai jis buvo užsiėmęs ir to deep state. Ir lygiai taip pat bandė pratęsti jo Robertas Kennedys, kuris buvo nušautas, kuris ten realiai būtų nunešęs ten prezidento rinkimuose, ten visus. Jis buvo didžiulis populiarumas. Paskui jo sūnus lyg tai kažkaip netyčia lėktuvo avarija, kitas brolis ten staiga kažkokia tai nulėkė nuo tilto su kažkokia moteriškė ir ten, kuri mirė, jisai pasišalino ir visas klanas buvo pasodintas ant naktypodžio, realiai, to deep state'o.
prasidėjo nuo Džono Kenedžio. Vat labai gaila iš tikrųjų, nes jie panašu, kad iš tikrųjų jisai buvo užsiėmęs jo. Bet, vat, na, sutvarkė žmonės, nes ten tokios jėgos, kad baisu. Dabar žinau, kad mano persikėjo mano žentą, pastoji dronas kabo prie virtuvės lango. Pasisveikinti. Tarp kitko, Dar prieš- pikti liežuviai kalba, kad Kenedis buvo pašalintas to paties Mosado, čia yra darbas, reiškia to. Žydų slaptųjų tarnybų darbas. Tenai čia- visas konglomeratas, jisai visiems trukdė, jisai ir kariniam industriniam kompleksui trukdė, ir naftos, Rezervui. jo, magnatams, ir nenorėjo tenai veltis su Kuba. Nu, ten priešai buvo visur aplinkui. Federaliniam rezervui, kuris nėra nei federalinis, nei žiūri rezervų. Šitą, Vytautai, kaip sakai, čia prieš visiems dar failams pasirodant juodajam internete vadinamam, tam, kur ne visi ten tų vaizdų, apie kuriuos tu kalbi, yra labai daug ir įvairių, ir baisių, ir net nenoriu vardinti, kokių jų būna.